Sveiki sugrįžę į mano kanalą, o tiems, kam tai yra pirmas video, esu vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Ir šį kartą pakalbėsiu apie kelis crowdfunding projektus. Tai visų pirma Stalker The Board Game ir dar 2 projektus iš Kickstarterio, apie kuriuos pakalbėsiu vėliau. Tai kaip matote, jau šis projektas surinko virš 1 milijono eurų, jau tuoj bus ir 200 tūkstančių. Ir jau yra pirmas update'as ir pirmieji stretch golai jau revealinti. Tai kaip tik puikus laikas pakalbėti apie pačią kampaniją ir šiek tiek apie patį žaidimą, nes jau ir daug visokiausių vaizdo įrašų, jau pirmieji playthroughs egzistuoja, tai tikrai yra tos informacijos. Ir dar planuoju padaryti antrą video pačios kampanijos pabaigoje, apžvelgti apie tai, ką iš esmės gausime, nes dabar tik pati pradžia ir dar liko 20 dienų. O jau turime tokią sumą, tiek daug backerių jau yra 6,000. Tai tikrai manau, tai bus vienas iš didžiausių šios vasaros projektų, tiek suma, tiek backerių skaičiumi. Tai trumpai apie patį žaidimą ir pačią kampaniją. Tai žaidimas yra skirtas nuo 1-4 žaidėjų, sukurtas pagal Stalker video žaidimą. Trukmė apie 2 valandos, tai čia, manau, vienos misijos laikas. Pačiame core box'e bus campaignas iš 3 dalių ir kiekviena dalis turi po 3 misijas, bet jau iš pirmųjų stretch golų matosi, kad dar turėsime dar daugiau misijų, kurios atsirakins kampanijos eigoje. Tai žaidimas yra pilnai kooperacinis, dungeon crawleris, turintis įvairiausių elementų ir iš kitų žaidimų, kaip Mansions of Madness, Arkham Horror Card Game požymių yra. Tai daug visokiausių dalykų. Ir taip pat matosi, kad tai yra Weekend Realm žaidimas, ne tik iš miniatiūrų ir pačių komponentų, bet ir pačių mechanikų žaidime. Taip pat šis campaignas, kaip matote, duoda nemokamą miniatiūrą, kas backins per pirmas 48 valandas, bet nesvarbu, ar prisidėsite prie kito žmogaus kampanijos, ar patys backinsite, vis tiek gausite tą papildomą miniatiūrą, nes kiek korų bus pledžinama, tiek miniatiūrų ir bus. Tai kiekvienam korui po miniatiūrą tikrai. Ir taip pat prie žaidimo bus pridėtas Survival Zone modas, kurį kūrė autorius This War of Mine board game'o. Tai tikrai labai geras pasirinkimas, nes This War of Mine campaignas ir pats žaidimas tikrai labai tematiškai padarytas ir manau, tas Survival Zone modas tikrai padidins patį žaidimą apie žaidžiamumą. Čia reprezentuojami yra komponentai žaidimo. Core boxas, stretch golų boxas, zone survival boxas, misijų boxai, rulebookai, žemėlapis, mission bookletai, taip pat paaiškinimai pačių bordų, tokenai, standžiai core versijoje. Miniatiūros yra tik pačių stalkerių. Ir iš karto galiu pasakyti, kad stalkerių miniatiūros yra universalios, nėra miniatiūrai dedikuota veikėjo kortelė. Tai su bet kokia miniatiūra galite žaisti bet kokį veikėją. Tai ir dar jau iš karto atsirakinė yra dar 4 nauji veikėjai, tai tų veikėjų variacijos tikrai užteks. Ir jie taip pat kaip ir Horror Card Game yra specializacijos, kur tam tikras veikėjas yra efektyvesnis, geresnis ir panašiai. Toliau radiacijos counteris panašiai ir pati woundų sistema
reiškia tai, kad nėra pačių gyvybių, bet tie sužeidimai, radiacijos lygis, taip pat kaip Nemesis žaidime infekcija, yra labai svarbus ir gali labai greitai priartinti jūs prie mirties. Bet kas man patinka šitame žaidime, ką jau revealino visas prototipas pirmasis, tai kad yra šansas išgyventi ir gaunant 4 valandą ir panašiai, nes yra ridenamas kauliukas, tai jeigu neišridenote kaukolės, tai dar esate gyvas ir galite žaisti. Tai va, Core Pleasures kainuoja $95, kaina yra be PVM, tai iš karto galite pasiskaičiuoti, kad ten kainuos 110, šiek tiek mažiau. Tai va, modeliai čia yra prototipiniai, nėra aišku, kaip iš tikrųjų atrodys, bet va, šitos veikėjų kortos yra tokios, kokios ir bus. Kiekvienas veikėjas turės savo specialų itemą, su kuriuo ateina į žaidimą, ir visi kiti itemai bus įsirenkami žaidimo pradžioje. Tai iš esmės kiekvienas veikėjas turės savo specialius action tokenus. Tai va, šitame žaidime yra ilgas actionas ir trumpi actionai, tai iš esmės padarote vieną dalyką ir dar gaunate kažkokį bonusą ar kažkokį pliusą būtent savo veikėjai, ką jis gali padaryti, ar ten turėti papildomą rezultatą, ridenant kauliukus ir panašiai, kortelę ir unikalus itemas, su kuo ateina veikėjas. Ir žaidime egzistuoja labai daug galimybių, tobulinimus ir panašiai, tai prie ginklo galima pridėti įvairiausius objektus, ten padaryti, kad ginklas būtų tylesnis ar efektyvesnis ir panašiai. Visokiausi itemai, kurie ir padės pasigydyti ir daryti daugiau veiksmų ir panašiai. Ta variacija yra tikrai didžiulė, kaip pasakyti, per prototipą tik tais dalis pasimatė, bet tų kortelių bus tikrai šimtai. Ir kas įdomiausia, bent jau man, tai yra visi mutantai, banditai ir kiti priešai žaidime. Tai, kaip minėjau, core boxe bus standžiai, bet bus galima įsigyti miniatiūrų boksą, kur visi standžiai taptų miniatiūromis. Ir aišku, kaip ir kitose Awaken Realms kompanijose, galima pasirinkti Sandrop optioną, kas yra tikrai gera alternatyva tiems, kas tingi dažyti. Banditai irgi bus 2 bent jau skalptų su shotgunais ir ašnikovais. Mutantai kol kas keli tik reveal, Pseudo Giantas, Snorkas ir anomalijos. Kas prisimena kompiuterinį žaidimą, tai anomalijas iš esmės yra pagrindinis dalykas, kur jūs gaunate specialius artefaktus, specifinius itemus. Aišku, turite ir neigiamų savybių, bet iš esmės anomalijos yra pagrindinis žaidimo variklis ir, manau, neįdomiausia dalis, bent jau kompiuterinėme žaidime. Irgi bus galima užsisakyti atskirą dėžę miniatiūrų pavidalu, kas pakeistų standžius. Ir kaip Arkham Horror'e bus begas, iš kurio trauksite komponentus iš anomalijos ir priklausomai ką ištrauksite, įvyks tam tikras rezultatas. Tai panašiai yra Nemesis žaidime, priklausomai kokią encounterį ištrauksite. Ir Arkham Horror card game panašus elementas yra. Toliau mapo tilesai labai panašu į Mansions of Madness, irgi matomos, nematomos vietos. Tik ką ši kampanija introducino, tai terreiną, kurį parodysiu šiek tiek vėliau, ir environment cards, tai yra kortelės, kurios susideda ant pačių tilesų, ir kai ateinate, tarkim, pasižiūrite į tą lokaciją, kur yra ta kortelė, ar įeinate į ten tą namą ar slėptuvę ar kažką tokio, ta kortelė revealinas ir kažkas įvyksta. Toliau story twistai, kas irgi kiekvienai misijai prideda unikalumą priklausomai tai, ką pasirinksite, kokį kelią ar kur eisite. Ir kol kas yra stikeriai suplanuoti, kur eis ant žemėlapio. Tai yra diskusija, ką daryti, kaip juos pakeisti. Tai tikiuosi nebūtinai iki kampeino pabaigos, bet iki tol, kol bus pledge manageris, ta problema bus įspręsta ir žaidimas bus dar paprasčiau peržaidžiamas.
nes čia kol kas atrodo ta pati problema, kaip buvo Gloomhaveno First Edition, kad kol nebuvo Removable Stickers, tai buvo iš esmės one-time play žaidimas. Tai vat ir istorija pačio žaidimo yra unikali, tai ne iš kompiuterinio žaidimo nukopijuota, būtent sukurta šiam stalo žaidimui. Čia mission boxai, tai vat yra revealinta pirmos kampeino dalies pirma misija, kurią žaidžia ir prototipe visi revieweriai. Tai jau peržiūrėjau, visai įdomiai ir tematiškai padaryta ir tikrai yra tų pasirinkimų, tų variantų, ką daryti. Ir bus artimiausiu metu revealinta antra dalis, antra misija. Ir pamatysime, kas ten yra, nes irgi su prototipu atėjo 2 misijos ir turėtų būti kaip papildomas kontentas, galbūt ne šią savaitę, bet kitą galėsime ir ją pamatyti. Ir dar kas labai įdomu, tai su žaidimu eina binderis, kuriame jūs kaupsite visus stalkerių pasirinkimus, ką galite žaisti žaidime, itemus ir taip toliau, marketas bus ir panašiai. Tai patys Awaken Realms į tą idėją jau naudojo ISS Vanguard žaidime. Ir aišku, aš bent jau labiausiai prisimenu binderį iš Codex Card Game. Jis tikrai yra useful, ne tai, kad turėti ant bordo pastoję vietą, kuri yra užimta, o turėti binderį, kurį pasimsite tada, kada reikia. Ir be abejo žaidime bus insertas, tai tikiuosi bus dar geresnis negu Nemesio žaidimuose. Ir bus Open and Play guidas, kas irgi labai didelis pliusas, ko tikėsiasi ir naujausiam Nemesio projekte šių metų pabaigoje. Taip, tai dabar šiuo metu yra 3 pledžai, iš esmės 4, bet apie Collector's Chest, manau, daug kalbėti nereikia, tai tiesiog yra ne žaidimo komponentas, o tiesiog kaip ekstra dalykas, kaip showcasinimui skirtas. Jeigu jums gražu ir norite tai turėti ant savo lentynas, vitrinas, sienas, tai tikrai vienas iš variantų, bet pagrindė yra 3 pledžai. Core pledžas, tai kur gausite Core boxą, Survival Zone boxą ir Stretch Goalų boxą. Toliau Adventure pledžas bus viskas tas pats, tik tais prisideda miniatiūrų packas. Ir galiausiai Explorers pledžas, kuris prideda ir terreiną, ir anomalijas taip pat. Kaip minėjau, tai terreinas matėsi keliuose preview, tai iš esmės tai yra cardboardiniai namų fragmentai, tam tikrose lokacijose ant tilesų susidedantis. Tai iš esmės reprezentuoja sienas, per kurias jūs nematote iš lauko. Taip pat obstacles, tai dėžės, cisternos ir panašus dalykai. Ir dar daugiau bus revealinta ateityje. Tai iš viso 75 vienetai. Tai tikrai geras dealas, ne vien tik šiam žaidimui ir apskritai pasiimti. Ir kas antrą dieną vis daugiau Stretch Goalų bus revealinta. Su antru video pamatysime iš esmės viską, nes aš jį darysiu prieš kampeino pabaigą, gal greičiausiai paskutinę dieną. Pabaigai paminėsiu, žaidime yra pasakojimai balsu, kažkokie tais įrašai, tik nežinau, jie bus pateikti ar ten YouTube video formatu, ar aplikacijoje, ar kaip, nes kol kas jokios informacijos kampeine nėra, bet visi, kas darė previews, pačio kampeino gavo tuos įrašus, tai vietoj to, kad skaityti backstory ar iš esmės pačio kampeino misijos pradžią, tai padaro už jūs garso įrašas. Labai tematiškai padarytas su garsais, efektais ir panašiai, tai tikrai labai svarbus aspektas, ko tikrai nekalba kampanija, galėsiu apžvelgti apie tai vėliau. Tai įdomus projektas, prie kurio kviesiu prisidėti, nes tikrai organizuosiu. Ir kaip minėjau, 2 bonus projektai, apie kuriuos pakalbėsiu, kurie baigėsi artimiausių laikų. Tai Into the Ghostgrave, Ducks Game kūrinys, kurie sukūrė prieš tai Destiny žaidimą ir Chronicles of Crime. Tai irgi žaidimas, kuriame aplikacija valdo žaidimą.
irgi miniatiūros, kampeinas, 1-4 žaidėjai, irgi pilnas kooperatyvas, daugiau negu 20 valandų žaidimo. Būtent šitą kompaniją savo aplikacijomis ir garsėja, kaip jie tą companion appsą padaro. Tai artas irgi gražus, kaip visada, ir exclusive bonus contentas, tai tikrai kam patinka Lucky Duck žaidimai, tikrai vienas iš variantų, ką bekinti šią vasarą, tai irgi galima bekinti $1 ir paskui Pledge Manageryje pasiimti tai, kas patinka. Pagrindinis privalumas, ką jūs gaunate, tai Untold Stories Set Goal Package nemokamai, tai vien tai atperka visą pledžą iš esmės. Tai vat galima ir kartu su expansionu iš karto įsigyti ir panašiai, tai daug gerų dylų kiekviename pledže, tai priklausomai nuo to, kiek ir ko norite. Addonai ir panašiai. Daugiau miniatiūrų, mini expansionų. Tai vat, event packas prisideda, miniatiūros, dar player kortelės ir panašiai. Tai tikrai yra daug unlockinta dalykų ir manau dar prisidės, nes kampeinas dar nesibaigė. Ir shippingas yra visai geras, tai tikrai apsimoka, ypač dedantis su kitu žmogumi, tai tikrai rekomenduoju. Ir dar vienas kampeinas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, tai yra AG Expansion Extravaganza kampeinas, kuriame yra net 4 žaidimų papildymai ir puikūs dylai, kuriuose galite įsigyti ir bazinį žaidimą, ir expansioną kartu už tikrai gerą kainą. Tai šitame kampeinė yra 4 žaidimai. Vieni iš garsiausių AG pastaraisiais metais tai Space Bases, War Chestas, Tiny Towns ir Kubidos. Tai pavyzdžiui Kubidos savo pirmąją expansioną, o kiti jau trečiuosius, tai to kontento tikrai užtenka, tai va kaip tik yra super dealas, kas nori visų 4 expansionų, tikrai žinau ne vieną, kuris turi visus 4 bazinius žaidimus. Arba jeigu norite visko iš karto, tai va $200 už visus expansionus ir bazinius žaidimus. Tai super dealas ir manau vienas iš geriausių dealų šiais metais crowdfunding platformose. Tai apie pačius žaidimus daug nekalbėsiu, yra tikrai pilna review ir tikrai visi gerai įvertinti žaidimai, sakyčiau labiausiai Space Bases ir Kubidos vertinami ir War Chestas, sakyčiau, mažiau žinomas, bet irgi labai geras žaidimas ir taip pat Tiny Towns. Tai pasidomėkite plačiau, bet iš pasiūlymo tikrai yra super, tai va tuoj tik tai dar shippingą pasižiūrėsiu. Yra labai geras, tai tikrai super dealas ir tikrai rekomenduoju bekinti šitą kampeiną, jeigu jums įdomus yra šitie žaidimai, jų expansionai. Tai kol kas tiek. Numeruokite kanalą, remkite mane Contribui platformoje ir susitiksime iki kito karto. Iki.